Spręsdami šį uždavinį turim pritaikyti pusiaukampinės savybę. Mes žinome, kad trikampio kraštinės yra proporcingos štai šioms dviems atkarpoms, kurias va čia kerta pusiaukampinė, atkerta trečioje kraštinėje. Santykis, užrašome tą santykį, P padalinta iš T turi būti lygu R padalinta iš S. Kartais santykius truputėlį kitaip užrašo, P padalinta iš R lygu T padalinta iš S. Kai kurioje literatūroje galima gauti, bet tai yra tas pats. Mums P reikšmę reikia rasti, T žinom, kad yra 8, S žinom, kad yra 24, na, o R žinome, kad yra 36. Norėdami suskaičiuoti P, bet štai taip kryžmiškai dauginam 8 kart, dauginam iš 24 ir dalinsim iš 36. Taigi 8 kart 24 dalinu iš 36. Na, aš čia nenoriu dauginti, padalinu iš 6 ir skaitiklį ir vardiklį. 24 iš 6 dalinu 4, čia 6. Reiškia, gavau 8 kart 4 dalinta iš 6. Dar padalinsiu iš 2, čia liks 3. O čia bus 4, 16 trečiųjų. Taip ir parašau, 16 trečiųjų. Sveiką dalį išskirti nėra būtina. Viskas.